Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Laikai vis labiau keičiasi ir į juos įtraukia mus visus su viskuo, kuo buvome ir esame, bet ypač su tuo, kuo galėtume tapti ir būti. Tačiau mes visi esame taip persmelkti to, ką matome ir gyvename kiekvieną dieną, kad atrodo, kad negalime, o dažnai atrodo, kad net nenorime, kad mus apimtų naujas dangus ir nauja žemė, kurie yra link. Kuriant ir statant bei matant iš neregėto pasaulio vis daugiau ir arčiau mūsų. Kažkas ten viršuje myli mus taip stipriai ir taip ilgai, nori, kad priimtume sprendimą ir jei galime ką nors pakeisti mūsų labui danguje. Bet tai neįmanoma, jei nenorime ir netrokštame šios laimės, kuri mums buvo duota nuo laikų pradžios iki dabar ir per amžius. Meilė nori mus apkabinti ir apkabinti, o mes dažnai liekame šalti ir abejingi, nes esame labai pavogti ir imami link to, ką norime daryti ir būti. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti dangiškoms jo avinėlio vestuvėms. Dieve. Tiems, kurie sugebės tikėti, o ypač prisiminti, tai bus kaip dieviškas šiurpulys, į kurį galės įsigerti ir tai bus skirtas jų balinimui ir nuskaidrėjimui. Tiems, kurie buvo ir išliks šilti, jiems bus didelė parama, kad kai laikui pablogės, tas, kuris yra danguje, gali susilyginti jų labui. Tiems netikintiesiems, kurie greitai perduos šiuos meilės laiškus, tai bus įrodymas, kad jie gavo kvietimą įlipti į išganymo laivą ir nekreipė dėmesio, kodėl jis pateko į jų širdies pašto dėžutę. Mes visi neturime ko laimėti iš šių dangiškų laiškų, pateiktų šiame vaizdo kanale, ir niekas negalės pasakyti, kad jis švaistė savo laiką Rumunijos. Ištrauka iš Dievo žodžio šventųjų arkangelų Mykolo ir Gabrieliaus susirinkime 2024 m. lapkričio 21 d. Dabar aš siunčiu Tėvo ir Sūnaus bei Šventosios Dvasios palaiminimą tiems, kuriuos pavadinau šio žodžio nešėjai žemėje, ir stiprinu juos jų darbe nuo manęs, kad jie tęstų savo darbą nuo Dievo, kad štai einu prieš juos per širdis. Pilnas Dievo ilgesio ir atveriu jiems platų kelią skelbti mane visur, kad artėja didelė šlovė ir saulė tekis pasitiks saulėlydį, tikėjimą ir netikėjimą, šviesą su tamsa, baltą su juodu, krikščionį su pagonimi, ir pasirinkimas bus padarytas, ir daugelis eis tuo keliu, kuriuo aš ateinu ir einu, o Maluri kaimas, nuo kurio pradėjau savo atėjimą ir jo darbą, bus priimk jam mažą žemę daugelio meilę, naują meilę, kurią paslapčia viešpats, kuris nusileido į šį kaimą 1955 metais ir kuriam aš, viešpats, dabar ruošiu išpranašavę šlovę. Tebūnie parodyta ir viskas bus rumuniška, o kad nieko nėra mieliau už viską, kas rumuniška, ir bus gražu kaip pasaulio pradžioje, ir bus miela šventė ir didžiulė paguoda, skleisdama ramybę per šalį ir virš žemės, ir viskas, kas tą dieną bus 70 žodžio metų, bus vadinama Dievo žodžiu, visur užrašyto ant laidų, žmonių, jų širdžių, gėlių, paukščių, vandenų, ir viskas drebės, ir taip skelbkite žemėj mano žodžio šlovę ir jo šventimą Rumunijos žemėje. Ta šlovingą dieną saulė tekis susitiks su saulėlydžiu. Tada dangus ir žemė apims. Viskas bus šventa ir visa meilė, nes šventumas gimsta iš meilės, ir visi, kurie tikės ir tikrai mylės, bus šventi, bus per Dievo meilę, ir daugelis su džiaugsmu sakys: atgręžk viešpatie nuo savo veidą mūsų nuodėmes ir išnaikink visas mūsų nuodėmes, nes mes tave mylime. Tai šios dienos pranešimo pabaiga. Te laimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.